Treneri, Utenis Šilutė 1-1. Ko trūko iki pergalės? Trūko dar vieno įvarčio. Stengiamės nuo pat pirmų minučių dominuoti, aukštai pasitikinėti varžovą, neleisti jiems kvėpuoti savo aikštės pusėje, presinguoti. Kas liečia patį nusiteikimą, kas liečia žaidėjų atsidavimą, jokių pretenzijų, paprasčiausiai tik tai netenkina. Trenerių štabo šiai dienai netenkina rezultatas. Antram kėlinį kažkur tai jau antro kėlinio antroje pusėje pasėdom, galbūt jau jėgos šiek tiek pradėjo išsekinėti, varžovas biškį drąsiau pradėjo lankytis mūsų aikštės pusėje. To pasiekoje buvo porą momentų pavojingų gana, kur kamuolys šalia vartų praėjo, bet tai normalu. Tai normalu yra tada, kada komanda priešininkų ginasi dešimtyse ir sunku vaikinam buvo įveikti. Šiandien kažkur tai neradom, galbūt nestandartiškai reikėjo sužaisti vienu ar kitu momentu. Dirbsim toliau. Liūdėti nėra kada, kadangi antradienį jau laukia sekančios rungtynės. Ne ką sunkesnės negu šiandien, ne ką lengvesnės negu šiandien. Su Kėdainių Nevėžiu, taip kad turėsim kada realizuoti su Kėdainių Nevėžiu. Ačiū.